Sveiki visi! Šiandien skaniausių būdų troškinsim cukinį ir baklažanus. Tam reikės cukinijos, baklažanų, aliejaus, vandens, druskos, pipirų, krapų, ryžių, petražolių, citrinos sulčių, pomidorų padažo, taip pat pomidorų, svogūnų čia man reiks 2, bet mano mažiukai tai naudoju po 3. Taip pat kalendros, kumino, paprikos, mėtos, sultinio daržovių, česnako ir maltos mėsos. Geriausia, žinoma, naudoti ėrieną. Jie mėno patiekalas čia, jie naudoja ėrieną, bet aš naudoju sumaišytą kiaulieną su vištiena, kadangi ėriuko neturiu. Tai bus gerai ir taip. Truputį nedideli nukrypimai, gal jie mėno virėjai neužpiks. Pirmiausia, pasidarysim įdarą. Metam čia mėsą. Ryžius. Gerai išplautus, aš 3 kartus kažkur ploviau. Vienu žodžiu, kol vanduo bus toksai jau nebe baltas, skaidrus kol bus. Taip pat reikia išmirkyti gerai. Kokią valandą pamirkiau. Dedam čia krapus. Mėtą. Mėtą reikia sausą, kad aš ją truputį džiovinta, tai yra mėta, nesausa. Džiovinta mėta. Citrinos sulčių. 1 valgomasis šaukštas. Pomidorų padažo. Arba pastos. Šaukštas su kaupu. Taip pat dedam čia papriką, kuminą ir kalendrą. Pipirų. Juodųjų. Aš dedu čia maišytą visokių pipirų. Pagal skonį. Druskos. Dedu kol kas šaukštelį. Paskui dar paragausiu. Dabar imam svogūnus. Labai smulkiai reikia supjaustyti. Arba galim tiesiog sumalti. Dedam čia. Taip pat pomidorus. Pomidorus taip pat reikia labai smulkiai. Arba, kaip sakiau, tiesiog sumalam. Aš tiesiog supjausiu, nes nedaug.
Labai smulkiai, kuo smulkiau. Ir taip visus, anuos irgi. Taip pat kažkur tai porą šaukštų petražolių. Stambius kotus nupjaunu. Taip pat labai smarkiai susmulkinam. Taip pat dedam čia į bendrą. Šitos pomidorus ir svogūnus irgi taip pat susmulkinam. Dabar, kai viskas susmulkinta, tiesiog imam ir gerai labai išmaišom. Kiek daug kvapų, daržovių visokių. Paragaujam, ar užtenka druskos. Nes labai svarbu, jeigu norit, kad būtų geras patiekalas. Vos gal dadėsiu. Žiupsnelį. Labai skanu. Pomidorai duoda skonį. Petražolės. Nu štai, viską gerai išmaišėm. Dabar dedam į šoną. Dabar reikia nulupti cukiniją. Jeigu cukinijos jaunutės, tai daug paprasčiau, nereikia nulupinėti nei šitos odos. Ir šita jauna, bet jau jinai tokia truputį didesnė, tai aš nulupu. Jeigu maža, galima tiesiog su tokiu peiliu, kaip šitas, tik tai jeigu platesnis, ir pjaustyti. Aš tokio neturiu. Tai bandysiu viską padaryti su peiliu. Dabar imam ir tokiu siauras juostelės darom. Maždaug tokių 4 mm. Trijų galima. Štai taip. Tokios maždaug. Ir supjaustam visą cukinę. Taip. Kitos pusės. Ir dabar iš tos.
Sėklos turi būti minkštos, tada galima dar naudoti. Tai taip. Dabar tą patį padarom su baklažanu. Šitą viršutinį galima nupjauti. Ir taip pat supjaustum. Tokio pat storio. Tai taip. Ir taip visas. Dabar įkaitinam keptuvę, pilam alyvuogių aliejus. Ir dedam kepti. Apkepam baklažanus ir cukiniją. Galima šitą viską daryti orkaitai. Aš tiesiog darau keptuvėje ant didesnės ugnies. O štai kelios minutės, jos truputį apkepė. Papipirinam. Vos galima druskos. Ir pakepam dar iš tos pusės. Vienas iškepa, dedam kitas. Orkaitė, žinoma, truputį lengviau, nereikia vartyti. Bet gerai ir keptuvė. Tai taip. Vienas išimam. Dedam kitas. Viskas vyksta greitai. Dabar, kol viskas čirška, dar paimam ir susismulkinam truputį pomidorus. Smarkiai labai nereikia. Kažkur taip. Svogūnus. Svogūnus reikia smulkiau. Iš tikrųjų, pirmiausia reikia svogūnus, nes jeigu paklius vandens, tai čirškės dabar. Supjausiam svogūnus smulkiai. Daug taip. Ir jos dabar reiks pakepti. Dabar į tą pačią keptuvę dedu svogūnus ir juos truputį apkepu. Aliejaus daug nereikia. Taip, apkepam ant didelės ugnies, galima greitai.
pagrindinis darbas padaryta, cukinijos ir iškeptus. Dabar imu kitą puoduką. Čia pilam sultinio su vienu puodeliu. Taip pat dar pilam porą puodelių. Pilu verdantį vandenį, kad greičiau užvirtų. Dabar čia pilu svogūnus keptus ant alyvuogių aliejaus. Taip pat pilam pomidorus, supjaus smulkintus. Porą lauro lapų, česnaką, taip pat susmulkintą, supjaustytą. Dedam pomidorų padažą. Šaukštą. Pipirų pagal skonį. Ir taip pat dėsiu druskos, paragausiu, kad būtų skanu. Galima dėti ir aštriųjų, žinoma, kaip mėgsta pietiečiai, bet aš Lietuvoje gyvenu, taip kad nebūtina man dėti aštrius pipirus. Labai puiku. Galvos vos druskos, labai nedaug. Štai tiek. Ir dabar paverdam šitą visą užpilą 10 minučių. Patroškinam. Dabar, kai viskas paruošta, imu štai tokį intą, vadinasi britvonas, arba troškintuvas gal lietuviškai, britvonas nežinau, taip anksčiau vadindavosi. Galite ir paprastam puode troškinti, paskui tik viską uždengti lėkštę ir dėti į orkaitę. Tai dabar imam kepinį, baklažaną, imam truputį mėsos, susukam, štai tokį, ir dedam. Jeigu ko nors liks, nieko baisaus, galima ir taip įmesti, daržovės juk sveika. Tai taip, susukam. Galima naudoti ir dar trečią, baklažanus, cukinijos ir kopūstus. Bet aš kopūstų šį kartą nedėjau. Tiesiog balandėlius mes ir taip valgom, tik įdaras čia labai jau prabangus. Cukinė taip pat štai. Dėsiu į kitą pusę.
Ir taip visus susukam ruloniukus. Ar įsivaizduojat, koks skanumėlis bus? Tai taip. Dedam taip. Filmuoju iš naujo, nes mano vienas failas dingo. Taip, kad čia jau truputį nuimta baklažanų ir cukinijos, jau paragauta. Ir tas failas man dingo, tiesiog aš negaliu jums iš eilės parodyti. Tai dabar pasakau, kad kai viskas sudedi, užpili tuo padažu, kur viriau daržovės, tą padažą tiesiog reikia, tas daržovės tiesiog reikia per sietą nukošti ir užpilti cukinijas su baklažanais. Ir troškinau lygiai 1 valandą. Taip kad, atsiprašau, turbūt supratot, kad užpilam padažu ir troškinam 1 valandą lygiai orkaitėje. Taip kad, sėkmės. Bandysim baklažaną. Štai toks skanumynas. Labai skanu, labai minkšta, labai jaučiasi visokios žolės, prieskoniai. Nežinau, ar reikia grietinės, galima dėtis, bet jau tiesiog nejausi to skonio. Labai, žinokit, skanu tikrai. Verta gaminti. Verta paragauti, nes patiekalas tiesiog nuostabus. Tiesiog tirpsta burnoje. Taip kad ragaukit, skanaus ir sėkmės. Tikrai labai skanu, labai tinka šventėm. Tiesiog nuostabus patiekalas. Skanaus ir sėkmės.